Tai kas girdit mane, paprašysiu jūsų giliai įkvėpti. Antrą kartą giliai įkvėpti. Ir paskutinį kartą giliai įkvepiam. Ir paleidžiam, atiduodam. Tai sveiki visi, esu Greta Puzonė, esu Active Training sveikatingumo mokyklos vadovė, kineziterapeutė ir turbūt svarbiausia, ko čia susirinkot, Wim Hof metodo instruktorė. Tai aš noriu trumpai jūsų pasiklausti, prasibalsuoti. Kas iš jūsų žino, kas yra Wim Hof metodas? Gal galit pakelti rankas arba kažką apie tai esat girdėję? Liuks. Gerai. Kas iš jūsų praktikuojat Wim Hof metodą? Gerai, galim per aplinkui. Kas darot kokias ledo vonias, šaltus dušus? Kas kvepuojat? Jau mažiau. Tai gerai, tai mano šiandieną tikslas, kad ne tik žinotumėt, kas tas Wim Hof metodas, bet kartu ir jau nuo šiandienos, nuo rytojaus pradėtumėt visą tai praktikuoti savo kasdienai. Ir iš principo, Wim Hof metodas, ką prieš tai ir minėjau, tai yra tokia kombinacija 3 pagrindinių faktorių. Tai yra kvepavimas, tam tikras kvepavimo metodas, apie kurį to visai netrukus pašnekėsim. Šaltis. Mes visi turbūt išgirdę Wim Hof metodą sakom, nu tai čia jau apie lindimą į eketę, bet ne visai apie tai ir apie nusiteikimą, apie minčių galią, nes mūsų protas turi neįtikėtinas galimybės, kurias mes galbūt šiandieną pabandysim ir užkurti. Ir šitą metodą propaguoja milijonai žmonių pasaulyje. Aš jį atradau šiek tiek prieš karantiną ir pradėjau bandytis. Tai tikrai taip neatrodžiau iš karto, kai pradėjau bandytis. Čia dabar tokia rami, graži, žodžiu, savo tų ledukų vonioj, bet pati pradžia buvo labai keista ir neįtikėtina. Pradėjau YouTubinti, žiūrėti dokumentikas, kas tas Vimas, kas tas Wim Hof metodas. Lenda į šaltį. Gerai, lendu ir aš į šaltą dušą. Nu šalta, ta prasme šalta, nemalonu, nesmagu. Kažkas ne taip, gilinos toliau, pradedu tą kvepavimą daryti Wim Hof metodo, nieko nesuprantu, nesigauna, kažkaip neten įstoju, kažkas vėl ne taip, kažkaip galvoju, reikia man jį perprasti, bet nesuprantu, kaip tai padaryti. Ir galiausiai nusprendžiau vykti pas Vimą tiesiai į stovyklą, į Ispaniją ir pasimokyti to kvepavimo ir šalčio meno tiesiai iš jo. Aišku, atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. New Yorkai, Pietų Amerikos, Azijos, Europoje, kur tik jūs norit. Ir visi truputėlį tokie skeptikai. Visi truputėlį nori pačiupinėti Vimą, pažiūrėti, kas jisai toks, kodėl milijonai žmonių pasaulyje išdarinėja keistus dalykus kartu su juo. Ir aš lygiai taip pat irgi norėjau pažiūrėti, kas čia toks per burtininkas, kuris užbūrė ir įkvepia daryti dalykus. Ir po tų 5 dienų praktikų, po tų 5 dienų stovyklos, atrodo, kažkas pasikeitė, kažkas klikino, visiškai nesuprantu kas, bet mes visi, tie 100 žmonių esančių toj stovyklai, visiškai kitaip pradėjom žiūrėti į bet ką. Ir mes supratom pagrindinį dalyką, kad Wim Hof metodas nėra apie Vimą. Tai nėra apie šitą žmogų, kuris yra kažkoksai kitoks, neįtikėtinas ir gali daryti neįtikėtinus dalykus, tai yra apie mus visus, kad mes visi tai galim daryti, kad mes visi galim daryti neįtikėtinus dalykus. Mūsų kolega Alanas tenais daro ledo vonę. Alanas taip pat po kelių pranešimų ateis čia pašnekėti apie grūdinimąsi ir jis jums tą patį pasakys, kad viskas yra tik tais mūsų galvoje, kad mes kiekvienas iš čia sėdinčių galėtumėm įlysti tą ledo vonę, tiesiog reikia žinoti tam tikrus dalykėlius. Ir galiausiai Vimas yra toks nuoširdus žmogus ir toks įkvepiantis, kad jisai tiesiog parodė, kad tas lindimas į šaltį, tas ieškojimas diskomforto, tiksliau komforto, diskomforte, yra apie mus visus. Apie mane, apie jūs čia sėdinčius, apie bendruomenę, apie vienas kito palaikymą. Tai yra tokie žemiški dalykai, kurie labai stipriai suartina. Ir čia yra pats Vimas. Matot, ar ne, jam dabar yra 64 metai. Galbūt čia kažkieno senelis galėtų būti, galbūt kažkieno tėtis, arba galbūt kažkas tokio amžiaus jau čia sėdit. Ir Vimo istorija yra labai įdomi ir neįtikėtina. Aš labai trumpai apie ją, kad suprastumėt, pirmą reikia susipažinti su Vimu, kad suprastumėt, kaip gimė pats Wim Hof metodas ir kaip tą
metodą reikėtų propaguoti ir taikyti pas save kasdienai, tai Vimas nuo pat jaunystės buvo toksai hipis. Jisai iš Nyderlandų vyrukas, niekada nebūdavo toksai sistemos žmogus. Jam nerūpėdavo nei pinigai, nei automobiliai, nei namai. Jisai labai žemiškas, jam viską reikia pačiupinėti ir patirti. Visas jo sportas tai yra lauke, lipimas į medį pusplikiu, ėjimas, vaikščiojimas basomis, lindimas į eketę, žodžiu, viskas labai paprasta, bet viskas patyriminio. Ir jisai yra 26 pasaulio rekordų savininkas, bet tai nebuvo labai didelis jo noras. Jisai nėra, Wikipedijai, jeigu pasirašytumėt Wim Hof metodas, tai būtų Vimas ekstremalus atletas. Tai aš visą laiką mėgstu sakyti, nei jisai ekstremalus, nei jisai atletas, nes jisai tikrai nesitreniruoja kažkaip specialiai maratonam ar kažkokiem tai dar kitiem žygdarbiam. Jisai specialiai nelenda į tas ledo vonias ir nebūna ten valandom, bet nutiko, kas nutiko. Vimas sutiko moterį, susilaukė 4 nuostabių vaikų, jie turėjo nuostabų gyvenimą, tačiau ta moteris susirgo pogimdyvinę depresiją ir po kurio laiko, pabučiavusi savo 4 vaikus į skruostus, nušoko nuo 8 aukštų pastato. Ir Vimas, įsivaizduokit, hipis, neturintis nei darbo, nei pinigų, nei kur gyventi, su plyštančia širdim ir 4 vaikais kažkokiu būdu turi išgyventi pats, užauginti tuos 4 vaikus. Ir vienintelis dalykas, kas jam tai padėjo išgyventi, tai lindimas į tą ledo vonę. Į eketę tuo metu Amsterdame. Nes patikėkit manim, kai jūs lipat į tą ledo vonę, tai yra gal pusė minutės, minutė, 2 minutės, bet tą akimirką neįmanoma apie nieką kitą galvoti. Tu esi čia ir dabar, galvoji tik apie save ir tai būdavo jo vienintelis 2 minutės per parą, kuomet jis gali negalvoti apie savo plyštančią širdį, apie savo mirusią žmoną ir kuomet jisai gali įsikvėpti jėgų, gyventi ir auginti tuos 4 vaikus. Ir jis užaugino nuostabius tuos 4 vaikus, bet tam reikėjo vis dėlto pinigų, jos reikėjo leisti į mokyklą, jos reikėjo maitinti, o jisai be darbo ir toksai nesisteminis žmogus. Tai kas įvyko? Jį pamatė vietiniai laikraščiai, vietinė žiniasklaida ir ateidavo vis pakalbinti. Tada pamatė BBC, CNN, sako, kas čia toksai truputį, sako, freak of nature, toks keistuolis, nenormalus, čia laipioja pusplikis medžiais ir panašiai. Ir jį pradėjo filmuoti, jį pradėjo stebėti. Ir vieną kartą jam paskambino iš vienos didelės pasaulio žiniasklaidos ir sako, Vimai, padarykim pasaulio rekordą. Gal tu gali bėgti Namibo dykumoje 42 km maratoną, pusplikis be gurkšnio vandens. Vimas niekada to nėra bandęs. Sako, nežinau, pabandom. Padarė, gavo pinigų, užsidirbo, važiuojam toliau. Sekantis skambina jam žmonės, visi taip nori truputį pajokauti iš jo ir, ką čia dar Vimas gali padaryti? Vimai, galbūt tu gali skleisti šitą gėrį, vis dėlto jis yra sudaužytas širdim ir jo misija yra padėti žmonėms sergantiems depresiją, kažkaip susidoroti, kažkaip atrasti tą kelią į gyvenimą ir jisai pamanė, kad čia yra būtent tas ginklas, kuris galės padėti. Ir po viso šito, kai jis atrado tą misiją, pradėjo sekti daugybę visokiausių mokslinių tyrimų. Tai susipažinkit, Wim Hof metodas, tai yra šalčio, kvėpavimo ir nusiteikimo kombinacija, kurią vartoja ir atlieka visas pasaulis. Visą tai kartu turi dar stipresnę galią. Nereikia kvėpavimo daryti šaltyje, apie tai pašnekėsiu, bet jeigu jūs atlikinėsit tam tikras kvėpavimo praktikas, jeigu jūs atlikinėsit šalčio praktikas ir nenusiteiksit negatyviai, viskas yra mūsų galvoje. Temperatūra su uždėjusiais peršalimo simptomais, šitie, kurie praktikavo, išbuvo lygiai taip pat kaip Vimas be jokių simptomų, su visiškai pakitusiais į teigiamą pusę projektais. Ką tai rodo? Tai dar kartą parodo, kad mes galim daryti įtaką savo kūnui, savo nervų sistemai. Ir kadangi mes galime daryti įtaką savo vietiniam uždegimui, kūne uždegimui, tai galbūt yra minties, kad mes galime daryti įtaką lėtiniam uždegimui. Jūs turbūt visi žino, kad lėtinis uždegimas, to, kurio mes nematom, kurio nejaučiam, bet tai yra praktiškai 80% mūsų visų ligų, nuo demencijų, Alzheimerių, vėžinių susirgimų, širdies kraujagyslių sistemos ligų, yra būtent nutinka dėl lėtinio uždegimo.
Ir paskutinis tyrimas, tų tyrimų buvo daugybė. Šiuo visų dabar nevardinsiu, bet man tokie atrodo svarbiausia ir įsimintiniausia. Tai buvo apie šaltą vandenį mūsų padarytas tyrimas. Ir kuo jis man ypatinga, aš čia matot Vimą apsirengusi tokį kaip hidrokostiumą. Tai toks specialiai sukurtas kostiumas. Tame kostiume vaikšto vamzdeliai. Tuose vamzdeliuose bėga vanduo. Tai tiesiog yra lengviau kontroliuoti vandens temperatūrą. Tyrėjai vienu kartu vandenį paleidžia 24 laipsnių Celsijaus. Čia geltona juostelė šitą, kur matot grafike, yra normalaus žmogaus. Ne viena. Tai yra paprastas žmogaus, taip jūs čia pabaidytų, būtumėt su ta juostelė, su ta kostiumėliu, šiltas vanduo bėgtų per vamzdelius ir jūsų grafikas būtų kaip šitas geltonas. Galbūt to iš karto jau neveikia šitas dalykas. Ir ką mes matom, ta raudona juostelė, kad jį veikia praktiškai identiškai kaip ir paprastas žmogus. Kai yra šiltas vanduo, jo kūno temperatūra kyla, kai yra šaltas vanduo, jo kūno temperatūra krenta. Viskas tvarko, reiškia, kaip ir visai normalus žmogus ir galim tirti. Kas nutiko? Toliau leido visą šitą vandenį į antrą kūną ir sako, o dabar taikyk savo metodą. Kvėpuok, medituok, daryk ką darai ir žiūrėk, kaip tai veikia. Ir ką mes matom, kad netgi esam šaltai temperatūrai, tai mes išlaikė savo kūno temperatūrą stabiliai. Įsivaizduokit vieni mintimis ir pakvėpavimo jūs galite išlaikyti savo kūno temperatūrą nekrintančią. Ir tai dar vienas labai gražus įrodymas, kokią galią turi mūsų mintis, mūsų protas, mūsų apskritai tas pats kvėpavimas, kad mes galim kvėpavimu išskirti tokį kiekį adrenalino ir taip suaktyvinti savo simpatinę nervų sistemą, kad mes esame pasirengime įveikti bet ką. Ir iš ko susideda tas, pabėgo, atsiprašau, iš ko susideda tas mūsų metodas. Tai visų pirma yra kvėpavimas. Kvėpavimas intensyvi, bet labai trumpa hiperventiliacija, 30 kartų giliai įkvėpiu, iškvėpiu, po kurios seka oro užlaikymas po iškvėpimo. Ilgas oro užlaikymas. Čia tam tikras toks kaip pratimas. Tada labai trumpai įkvėpiu, 10 sekundėlių ir kartojam 3-4 metus. Tai užtrunka 10-15 sekundžių. YouTube yra nemokamų video, galit pradedantiesiems pabandyti, paženkusiems pabandyti, su Vimo balsu neįtikėtinai daug peržiūrų sulaukia vaizdo įrašai, kurie absoliučiai nuostabūs. Ir mes turim daugybę naudos, būtent tik iš kvėpavimo. Čia tik kvėpavimo technikas. Jums nereikia iš karto į ledo volį lysti. Jūs galite pradėti nuo kvėpavimo ir pažiūrėti, kaip jūs veikia. O veikia ypatingai. Mažėja streso, daugėja produktyvumo. Mažėja skausmas lengstis, kas yra labai svarbu ir susijęs su šalčiu. Nes iš mūsų žinot, yra tas diskomfortas. Taigi sumažėjęs skausmas lengstis, jūs galite lengviau į šaltį. Vystosi geresnis kvėpavimo patternas, nes jūs kvėpuojat giliai, diafragmiškai ir pilnai ventiliuojat savo plaučius. Atsiranda daugiau energijos, dėmesio ir koncentracijos. Bendros gerovės, nes kai vykdom kvėpavimo praktikas Wim Hof metodą, 9 valandą vakare baigiant kvėpavimą, žmonės atsisėda, sako, dabar galėčiau matematikos uždavinius spręsti. Aš taip sako, taip susikoncentravau, galėčiau per eiti matematikos žodžius spręsti. Išsiskiria labai daug adrenalino, kas sukelia tą euforinę būseną. Jūs turbūt visi esat matę tos ruonius, išlipančius iš eketės, iš kur tos energijos. Tai čia tas adrenalinas, čia nėra kažkokio ypatingo magijos, nėra viskas yra ištirta mokslu, viskas paaiškinama fiziologiškai ir tas adrenalinas mums teikia euforijos būseną. Kodėl jos taip pasiimti? Mes visi norime jaustis gerai, kodėl norime taip sėdėti, mes visi galime jaustis energingai. Antiuždegiminis poveikis, ką mes jau parodėm keliais tyrimais, mažėja uždegimas būtent vien tik kvėpavimo ir kažkur tai minčių kelią, čia yra pakankamai sudėtinga atskirti tuos du mechanizmus. Ir dar vienas svarbus momentas yra hormezė. Hormezė tai yra toks procesas, jeigu paprastai paaiškinant, kurio metu jūs augat, kurio metu jūs tobulėjat. Mes visais laikais turėjome
vienu žodžiu išgirdė per YouTube, neįsiklausė iki galo, neatėjo galbūt pas sertifikuotą instruktorių išgirsti, kaip viskas turi būti, ar kitko mūsų Lietuvoje aktyviai veikiančių yra tik 3. Tai įsivaizduokit, kaip mums sunku yra jums visiems išnešti greitai tą žinutę, bet užsienį turi 2 lietuvius, kurie šitą praktiką. Tai yra apie 1,5 tūkstančio. Tai jau daugėja ir planas yra, kad instruktorių vimo metodo būtų tiek pat, kaip ir kineziterapeutų pasaulyje. Tai noriu jūs informuoti, nedarom šitų praktikų besilaukiančias. Nei į ledą, nei į kvėpavimo intensyvus neturėtų būti besilaukiančiam, nes išsiskiria didelis kiekis adrenalino ir tiesiog to nereikia besilaukiančiam. Po to jau galim taikyti, jau galim žaisti. Netaikant to, sergant epilepsiją, turint ūmių širdies ligų, jeigu tai yra lėtinė, viskas tvarkoja, pasitikit su gydytoju dėl viso saugumo, bet jeigu tai yra ūmi, pasižiūrim, kas įstebi. Ir svarbus momentas. Niekada to nedarom vairuojant, nedarom kvėpavimo pratimų vairuojant ir iš vis labai yra mažai kvėpavimo pratimų, kuriuos gali daryti vairuojant, kad neužmigtumėt arba nenutiktų kažkokių dalykų. Ir niekada nedarom šitų pratimų vandenyje. Ir dabar jums dabar keistai atrodo, aš sakau, pakvėpuokit ir lįskite į ledą. Tai kvėpavimas, po kvėpavimo jūs turite atsigauti, nes jūs galite jausti truputėlį tokia svaigę, ir jeigu tokiais vysit į vandenį, tai gali ištikti katastrofą. Ir mes turim ne vieną žmogų mirusį vien dėl to, kad jis tik praklausė instrukcijas, kaip kvėpavimą darė arba vandenyje, arba pakapuoju ir eina į vandenį, su apsvaigusi galva. Taigi mes niekada šitą nesakė daryti ir mes labai jūsų prašom to nedaryti. Pakapuojam ramiai savo šiltai namuose, susirenka daiktus ir užsidėt mūrinuką ir tada vykstat prie ežero išsimaudyti. Va taip turėtų vykti visa instrukcija. Nusiteikimo dalis yra tokia mažiausiai apčiuopiama ir atrodo mažiausiai suprantama, bet yra ko gero pati svarbiausia. Nes be nusiteikimo iš čia nesėdėtume, jūs nebūtumėte atėję čia išgirsti kažkokių naujų žinių, nes nebūtumėte tam nusiteikę. Be nusiteikimo jūs neišliksite iš lovos, be nusiteikimo jūs nenueisite savo rytinį šaltą dušą. Reikia nusiteikimo. Todėl nusiteikimas yra, ko gero, pats pagrindinis šito metodo komponentas, kurį mes galim pilnai ugdyti ir kuris atneša labai daug gero į gyvenimą. Štai kas saugo šitas metodas nėra tik tais metodas. Mes mokinamės būti pozityvesni. Mes mokinamės turėti tą tokį galiu įveikti požiūrį. Mes mokinamės skleisti pagėris, skleisti tą džiaugsmą mums visiems, savo asmeniškai ir įveikti tos iššūkius. Nes ta ledo manelė yra tais metafora. Aš stengiuosi visą laiką pratinti tą mintį, kad čia vienas iššūkiukas, kad jūs gyvenime jų turite pilną. Jeigu įveiksite savo mažą ledo manytą, jūs įveiksite vėliau bet kokį kitą iššūkį. Tai labai skatinu tą padaryti. Ir pabaigai, labai tikiuosi, kad rytoj jau išmanysit, galbūt ir šiandien, šaltas dušas. Turim nuostabių upių, nuostabių ežerų, galit pas Alanką Ceranovą nueiti išsimaudyti į ledukus, žodžiu, bent jau ištrauti. Dabar matau, kaip tik berniukas ir mergaitė maža, kaišė manęs ranką ir čiupinėja, koks tas vanduo. Žionuoju. Tai kokia yra nauda viso šito šalčio? Neįtikėtina. Kraujotakos sistemos aktyvavimas. Žinote, ne? Mūsų kraujagysles turi raumenis, jos susitraukinėja. Jūs lendat į šiltą išmės ir pirkti visi mėgstam eiti. Į pirtį išsiplečia mūsų kraujagyslės. O kai lendam į šaltį, jos susitraukia. Mums reikalingas tas kontrastas, kad vyktų visa treniruota kraujagyslė. Išsiskiria daug laimės hormonų, noradrenalino 530%, dopamino 250%. Jūs įsivaizduokit, kokie jūs laimingi išmetat po ledo vonios. Suspaudinėjau. Labai jau aš taip. Sąmoningumo praktikavimas, neįmanoma įlysti į šaltį, nebūnant sąmoningu. Niekaip. Hormezė, ką jau prieš tai sakiau, jūs stiprėja, atsiranda daugiau atsparumo. Kodėl mes sakom, eina grūdintis, nes mes tampam labiau atsparesni, nes netampam kažkaip labiau stipresni, bet mes tampam atsparesni išorės visokiems dirgikliams ir panašiai. Ir ką prieš tai minėjau, antiuždegiminis poveikis. Tai labai tikiuosi, kad įsikvėpėt, kad supratot, kad
tai ne tik yra Vimo 64 metų senjoro dalykas, kad tai ne tik yra manęs, jaunos merginos, kuri drįsta į tą šaltį ir panašiai, praktikuoja 80-mečiai šitą metodą, mes turim nuostabių instruktorių, mano vienas iš mokytojų buvo amerikietis Dogas, kuris yra 80 metų ir mus mokino, kaip lysti tą šaltį ir kaip kvėpuoti. Tai žodžiu, čia amžiaus ribos nėra, visas jūsų startas yra jūsų galvoje, todėl įkvėpiam, iškvėpiam, YouTube